Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Mes dar tęsėme vasarą, paskutinės vasaros mėnuo. Jo, atrodo, kad tik pradėjome ir vasarą. Ir liko mėnuo. Ir daugelis iš mūsų dar praleidžia savo laisvalaikius, savaitgalius kažkur tai žvejodami. Ir daugelis Lietuvos meškeriotojų mėgsta kaimo turizmą. Šiandien mes esame Mizgirių stovyklavietėje. Iš tikrųjų labai graži vieta su laukiniu ežeru, kuriame, sakė, žuvies yra. Kokios šiandien bandysime įsiaiškinti, tai darysim dugninę meškerę. Bet iš principo štai variantas toks, kaip galima pailsėti kaimo turizmo stovykloje su meškerė rankose. Kaip visada pradedam nuo jaukų. Jaukos, kaip ir dažniausiai, mes naudojame Dynamite Bite. Šiandien šiek tiek pakeista mūsų jaukų formulė. Vanduo šiltas, 28 laipsniai. Ir vėlgi tradiciniai jaukai, skirti ežerui kanalui universalus. Silverik serijos taip pat naudosime ir karšinį jauką. Vis dėlto karšinis jaukas pakankamai universalus ir turėtų prikviesti pačią įvairiausią žuvį, kuri gali gyventi šiame vandens telkinyje. Kaip jau sakiau, vandens telkinys įdomus, kadangi vanduo labai šiltas, tai naudojame netradicinį karšinį, tačiau saldų tutti frutti skonį. Tai yra saldiklis, kuris jaukui suteikia tam tikro ir kvapo ir, žinoma, saldaus skonio. Vėlgi, kuo šiltesnis vanduo, tuo daugiau mes naudojame pačių vairiausios chemijos, kurią patys tyrinėjame. Ir norisi priminti visiems, žinoma, kad pabaigę žūklę arba ruoždamiesi žūklei, susitvarkykite žūklės vietas, susirinkite šiukšlės, nes dabar už tai gresia baudos iki 200 litrų. Mūsų mėgstamas jauko komponentas tai plikytos nedidelės musės lervos. Kaip jau sakiau, dažniausiai mes jas dedame į šėryklas tada, kai norime, kad žuvis būriuotųsi viename žūklės taške. Tai yra, kad jos nevaikštų ten į dešinę į kairę kažkur ant dugno ir nepritraukti iš šonų žuvies. Vienas iš tikrai svarbių jauko komponentų tai yra kanapės, konservuotas, jos tinka praktiškai visom žuvim, tuo labiau, kad girdėjome, čia yra ir didelių karosų, linų ir karpių. Karpiai, linai ir karosai mėgsta pagliaudyti tokį jauko priedą. Aišku, kai pradedi žvejoti nežinomą vandens telkinį, kaip matėte, jaukus pasiruošėm pakankamai rimtus. Visų pirma, reikia bent jau prasimušti dugną, įsiaiškinti, kas čia vyksta, nes matau, kad čia kažkada buvo upelio vaga senai, užtvenkta, medžiai. Gali būti įvairiausių kliuvinių ir pradėti žvejybą iš karto. Kažką tai jaukinant, metant tikrai neverta, reikia pradžiai prasistuksent gerai dugną, įsiaiškinti, kur švaresnės vietos, kur žolės, kur kokia nors vagelė ir tada tik ten jaukinsi. Dugnas išmatuotis, gilis, nedidukas, 1,5 metro. Toliau yra vagelė tokia, matos ta buvusia upelė. Pošvaris toks dugnas, ką dabar kaip visą laiką mes tradiciškai. 6 šėryklas, po to dėsim tik tai kabliuką. Pradžiai padarysim masyvų tokį šėrimą. Visada įdomu pradėti žūklę vietoj, kurioje tu niekada nebuvai. Nežinai, kokia čia gyvena žuvis. Šeimininkai visada sako, kad jų labai daug ir pačių vairiausių. Taip dažniausiai sako. O mes tuoj patys pabandysim pažiūrėti. Net neįsivaizduoju, kas čia gali užkibti. Bet kiekviena nauja vieta iššūkis. Vėl reikės atsirinkti, ant ko kiba geriau, koks masalas, gal kokią chemiją reikės naudoti ir taip toliau, ir taip toliau.
ešerys. Tai kokie čia ešeriai gyvena. Nu va, pirma žuvies. Tradicinis lietuviškas ešerys. Aš galvoju, ne paskutinė, mes čia kaip nors turim susitarti. Kaip toliau kartu gyventi. Va, toks atidarimas, kol kas. O, jau čia. Aš pasakysiu ne ešerys, kažkoks piktas žuvinas labai. Atostogos kaime. Įdomu nors pamatyti, kas čia per žuvis gyvena. Jėgų kaip pas arklynas. Taip ir galvojau, kad pas ką čia tiek jėgų kaip pas arklį. Linai kaip arklyje visą laiką tokie pikti būna. Tuo labiau pavadėlis mūsų 1200 mm. Ne patys didžiausias, bet žvejojant tokiuose vandens telkiniuose viskas visai gražu. Nedidukas, bet piktas. Šimtą metų negaudžiau linų, o šiaip aš specialiai jų niekada negaudau. Bet kai specialiai negaudau ir nežinoma vandens telkinį, tai būtinai turiu iškipti. Jehėjau. Manau, kad toksai pats sportininkas. Nors sakė, kad čia yra ir gražių karosų ir karpių, bet pagal priešinimąsi sportas. Oho. Šiaip tai, kad gaudau su pintu valu, tai čia nėra pats protingiausias variantas, gaudant lynus, pavyzdžiui. Bet iš principo mūsų sistemėlė, mes jau praeitą laidoje su Marijonu kalbėjom apie feeder gamą. Tai yra... O, koks gražulis. Opa. Su Marijonu kalbėjom apie tai, kad yra tokia papildoma grandis, kaip dugniniai meškeriai, jeigu žvėjoji pintu valu. O, koksai. Kokia nesąmonė, aš visus metus negaudžiau linų, atvažiavau gaudyti linus. Pailsėti ramiai.
ir kimbelinai. Gražu. Tai va, apie ką kalba, kad yra visoje šitoje jungti privalomas dalykas, nes jeigu mes gaudom pintų valų, sistemėlė, kaip matote, mūsų ta vadinamoji inline, tai yra tiesiog viskas laisvai slankė ant pagrindinio valo ir jo pabaigoje, kaip matote, yra guma. Būtent šita guma ir amortizuoja visus didelio žuvies smūgius, kaip ir su Marijonu gaudėm, atsimenat, karšius, taip ir lynus. Puikus dalykas, kas gaudėt rimtai dugninę meškerę, gaudot iš toli, gaudot pintų valų, jeigu galvoja, kad pagauti galite didesnį žuvį, o pintas valas, aišku, daug geriau perduoda visus kibimus, tai tikrai puikus variantas. Viskas čia gerai? Atostogas. Sveiki sugrįžę, žiūrintys laidą Vienam gale kablys, mes tęsime vasaros atostogas ir šiandien laida iš kaimo turizmo sodybos Mizgeriai. Pirmą kartą mes čia gaudame žuvį. Nu ką, jeigu kalnas neeinam pas Mahometą, tai Mahometas eis pas kalną. Valandą laiko tuščia ir nesimato visiškai jokio rausimo. Mes paliekam šiek tiek tą artimesnį tašką. Kodėl? Todėl, kad kiekvienas vandens telkinys turi savo specifiką ir jame reikia dirbti. Dirbti. Ir su kvapais, ir su jaukais. Ir kas įdomiausia, anoj pusėje, šiaip labai išraiškingas toks reljefas, anoj pusėje pamačiau, kad iššoko žuvis pakankamai didelė. Vieną, antrą kartą. Ir aš turiu tokį įtarimą, kad būtent ten, kur yra tie suvirtę medžiai, žolė tokia, pavėsiukas šioks toks, aš manau, kad ten gali stovėti žuvis. Todėl mes imsim rimtesnę artileriją šį kartą. Imsim, aišku, ir su galingesnė šėrykla, nes metimas turi būti tolimas ir tikslus. Tam yra sugalvota šėryklos dažniausiai štai tokios su sparnais. Jos iš tikrųjų labai gražiai skrenda. Nesigauna tolimam metime didelės paklaidos. Aišku, paklaida gaunas, bet nesigauna jau tokios labai stebuklingos paklaidos ir būtent tokia šėrykla, kulka vadinama, leidžia pataikyti praktiškai ten, kur mums reikia. Kągi, dabar 4 šėryklos tenai, stambesnės ir pasidėsim kokią valandėlę ramiai, palauksim, nebaidydami žuvies, nes iššoka ten visai neblogas. Nelabai supratau kas. Bet yra rimta. Kągi, dar vieną tašką. Taško keitimas labai dažnai padeda. Iš principo dėl to taško keisti negalim bijoti. Po pajaukimo praėjo 40 minučių jokio jausmo, bet jausmas yra, kad ten yra karpiai, nes išlenda burbulai, jie pradeda ten burbuliuoti ir kad mes sakiau, mes ten matėme žmonės sėdžiančius su rimta karpinė įranga. Vadinasi, čia iš tikrųjų ir sakė, kaip šeimininkai tikrai yra monstrų ir gaudo visi. Aišku, fideris ne ta meškerė, kuris skirta tokiai žuviai, bet arti pabandę, reikia pabandyti ir toli, kaip suprato. Nes to labiau ten matės, kad vartis. Aišku, visi turi savo paslapčių, savo kvapų, visokių savo dažyklių, dipų ir taip toliau. Vieną iš tokių ir mes naudojam labai dažnai. Karpis turi tokią stebuklingą uoslį. Aišku, jam viskas gerai, tai labiau sužinojame, vėlgi čia kalbėdami, kad daugiau dirba
Čia vaisiniai skoniai, vaisiniai kvapai. Visko ir proteininių kukulių. Ir jaukų. Viskas gerai pas mus su jauku, tutti frutti. Reikia atsėdėti, bandyti išlaukti. Gražiai suka. Manau, kad čia bus jau kažkas rimtesnio daug. Čia jau aš pasakysiu, berniukai ir mergaitės tikrai ne lynas iš tolimos. Kai traukia, čia reikia matyti viską, aišku. Kelt užpakalį nuo platformos, daryti kampą, nes jisai ten taip ir stovės, per minkštas kotas, ne tai žuviai skirtas. Kas čia, aš net nematau, kas čia yra. Kokia dydžio! Ne fiderių tokia žuvį gaudė. Ne veltui mes ten matėm, karpininkai susėdė, sėdėjo. Pasirodo, čia yra tokių. Aišku, dabar mes jau nukankinam per geras 15 minučių, bet 15 minučių aš su juo čia daviausi. Kaip jį pakelt reikės, aš neįsivaizduoju. Čia ne karpino karpiai, laukiniai. Ta žolės. Kai nenoriu, kad čia žolės, bet jau pasiduoda, apsisukinėja po truputį. Bet kai aš pamatau jį tenai vandenį, tai man baisu darosi. Nik tenai. Viskas čia ribot pas mus. Netikėtas reikalas. Monstrai, kur tu? Eik, tai savo. Vėl man netilpsi graištą. Bet čia tik tai, kad jo jėga kita. Kaip čia reikės įjungti. Tik. Žolės mes tas neleisim. Jėgos pas tave jau baiginėsi. Nu, man taip atrodo, kad jiem baiginėsi jėgos. Oba, yra. Jis jau ne vieną kartą pagautas, pagalupas matas. Karpininkų matyti. Gerai, lūpas įsegė. Nu, ne toks tik didelis, kaip man atrodė iš pradžių, bet yra į ką pažiūrėti. Nes čia jie sazaniniai tokie, laukinukai. Masalas kukurūzas. Iš karto paleisim, man atrodo, nereikia čia kankinti. Oi, jisai pats save pasileis taip pat. Pasileido. Sakė, kad čia yra karpių įvairių, sveriančių nuo 1,5 kilogramo, ką mes tikėjomės pagauti ten iš tos tolimos linijos. Sakė, yra ir gerų, ir didelių, bet kukurūzas. Geras aparatas. 20 minučių dugdydė meškerę. Pagal kibimą vėl tas pats.
O, išeidinėja. Protingi karpiai čia žiūriu. Išeidinėja žolių. Labai teisingai išauklėti. Mezgiriniai. Bet čia tarp tų žolynų čia. Reikia kelt per jėgą į viršų. Vai. O, lygtai išėjo. Super. Rankos dreba, kaip pas paauglį. Panašus firma. Dėliai, kad čia šitoje vietoje yra maudykla. Nes išvalytas dugnas. Ja, paimti tarp žolių būtų šansai labai mažai. Niekaip neatsupu galvos į save. Ką aš galiu pasakyti? Gerai čia mezgiriuosi. Žuvis geras, žvyba, pilna emocijų. Tai štai, taip mes čia šiandien praleidom laiką, dar vis atostogų ritmu, dar vis kalbos apie atostogas, apie paskutinį vasaros mėnesį. Iš tikrųjų nustebino. Vandens telkinys, aišku, čia gal geriau ne fiderių gaudyti tokius karpius, o gaudyti karpinį įrangą rimta. Va prasideda lietus. Reikia pakuotis daiktus. Tiesiog dar noriu priminti, kad taip, šiandien mes išbandėm aero ritę ir labai mums patiko. Tai yra specialiai fideriai sugalvota ritė, kuri vienu apsukimu ištraukia net metro valą. Tai yra tolimiem metimam labai idealu. Nu, kas įsimylėjo Shimano, taip kaip aš, žvejojant ypatingai stovinčiose vandenyse, aš manau, kad labai neblogai jums būtų pasivartyti vėlgi Shimano žurnalus. Nes kaip ir kiekvienais metais, tai yra puikios dovanos, puikios kainos visiems meškeriotojams ir atkreipkite dėmesį, katalogus galite įsirinkti žiauriai gerą žūklės įrankį, tikrai prieinama visiems kainą. O šiandien viskas, prasideda lietus, audra, uraganas, greitai pakuojam daiktus, lekiam namo ir noriu priminti visiems, kad dar kintuose bus varžybos. Nepamirškite juose dalyvauti, nes ten turėtų būti smagu ir visi gaudysim karpius. Ir pagausim, manau, daug ir gražių žuvų. Šiandien viskas, neišvydo, dėdikos! Matai, kas ten darosi? Visai gero!